Milane pristatyta prabangių Salvatore Ferragamo mados namų 2012 metų pavasario ir vasaros moteriškų drabužių kolekcija. Dizainerio Massimiliano Giornetti kolekcijoje dominavo tropikų, kačių šeimos plėšrūnų ir egzotinių gėlių motyvai. Jis sukūrė elegantiškas ilgas šilko ir šifono sukneles be pečių ar su vienu nuogu petimi. Prie suknelių dizaineris priderino griežto vyriško kirpimo švarkus, papuoštus mažais blizgučiais ar blizgiais mezginiais, kurie bus madingi kitą vasarą. Prie plačių šilkinių kelnių su mezginiais ant liemens buvo priderintos siauros rankinės, išsiuvinėtos augaliniais ir gyvūnų motyvais. Dizaineris pasitelkė šiltų atspalvių paletę, nuo melsvai baltos iki raudonos, rožinės ir oranžinės. Esminis Ferragamo akcentas – batai su pintais odos dryžiais ir veidrodinėmis padų viršūnėmis, aksesuarai auksiniai, rankinės krokodilo arba verstos odos.